7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tu manęs nepaklausai, kodėl aš šiandien taip juodai apsirengęs, tai aš tau galiu atsakyti. Tai pats paklausiu. Blema, čia Tyškai gal plačiau pakomentuotų. Ar ne? Dėl ko? Čia Jonas Vainauskas galėtų pakomentuoti. Okay, nu. Atvažiavau į tavo laidotuvės. Šitam turė aš tą sutaškysiu. Pradėsiu to, ar man laidą pradėti? Tu pradėk. Gerai, sveiki visi. Esame savo mylimoje laidoje Eurolygos turas. Paulius Vaidekūnas sėdė jau be palto, apsirengęs juodą, baltą, raudoną buvo, bet nusiėmė, nes truputį neišdryso parodyti, koks jis yra viduje. Matai, koks paltas, ne? Aš manau, kad tu tampi naujoji him. Naujoji him tampi po truputį. Aš mentaliai, aš 2 dienas savaitgalį sportavau iš 2. Vakar žiūrėjau tavo laidą vedamą per televiziją. Ja. Maldės. Visai ten atsipalaidavęs, gerai jauties atrodo. Smagu. Truputį muziką gal pradedi suprasti. Aš visada supratau muziką. Bet klausyk, o dabar mane to apšviesk tom muzikos pasaulyje, vis tiek tu esi radio laidos vedėjas. Kas šiuo metu trendina labiausiai pasaulyje? Aš galvoju, kad Taylor Swift, ar ne? Aš ką tik tą patį norėjau sakyti, bet ir dar norėjau pridurti, kad aš ant tiek nesuprantu žmonių, kurie mėgsta Taylor Swift muziką. Man absoliučiai apie nieką visas dainas. Čia vieną dainą paleidom, man visai patiko. Per M1 leidot. Neatsimenu. Tai čia yra pabaigos pradžia, aš manau. Jeigu tikrai brandžiam vyrui pradeda Taylor Swift muziką patikti. Turbūt, žinok, nes aš šiaip esu ganėtinai neišprusę šiuo klausimu, būtent šiuo metu, nes man viskas baigėsi muzika. Aš gal ir daugiau surašiau klausimų, žinau, kur tu neišprusę. Daugiau? Kur? Yra, žinai, aš galėčiau vardinti ir vardinti čia, bet... Man šiandien šiaip labai sunki diena, aš 8:30 ryto sutikau Čiapą šiandien. Vienas pirmų žmonių, kurio šiandien pamačiau, yra Čiapas. Žinok, man ne ką lengvesnė, nes aš jo klausiau per radiją šiandien tokiu pačiu metu realiai. Tai tu pats supranti. Čiapą reikia pagirti. Čiapas jam vieno eterį ateina kiekvieną dieną gyvai paskaityti sporto žinių. Gyvai. Tai reiškia, kad žmogus kiekvieną dieną atvažiuoja, randa, kur pasistatyti mašiną senamiestį ir paskaito žinias. Bet aš klausiau, kaip jis įveda, viskas ten, žinok, tvarkingai. Visai tvarkingai, paskaito, viskas gerai. Nu, daug kažkaip organiškiau nei įrašą kažkokį leistum. 100%. Bet jeigu jo nebūna, jis, pavyzdžiui, telefonu paskambina ir paskaito. jo, jis per atostogas savaitę laiko skaitė sporto žinias. Tai pagarba Čiapui, va čia yra profesionalas. Bet Čiapas tai 8:30, o Žilvinas Aleksandravičius 6 ryto keliasi ir varo, prasibėga dar prieš tai ir varo tada sporto žinių pravest, tada į mokyklą nuvaro. Bet čia yra seniai mohikanai. Žinok, aš kai gyvenau him gyvenimą ir keldaus po 5-10 į radiją, man dabar yra klausimai, ko? Dabar prasme, kodėl, kam? Kodėl reikia atsikelt 5? Ką veikt? Šiaip žinok, aš šiandien irgi kėliaus anksti, nes man jų įspėjo kelininkai, kad reikia susiplanuoti savo kelionę į Vilnių, nes užtruks. Taip ir buvo realiai, tai kėliaus šiandien 6:30 ir aš šiaip labai stipriai jaučiu to žmonės ir gerbiu, iš tikrųjų, kurie sugeba atstovėti kamščius tiek Kaune, tiek Vilniuje ir kiekvieną dieną keliasi tam, kad į darbą nuvažiuotų nuo 8 ryto. Čia yra tikrai iššūkis. Jo, yra reikalų, man atrodo, kad buvo tvarkinga autostrada, viskas gerai. Žinok, pusė velnio. Į Vilnių atvažiavus bardakas, bet autostradai viskas gerai. Nekenčiu žiemą vairuoti kažkur. Tiesiog blogiausias įmanomas dalykas - žiemą ir dar naktį važiuoti kažkur. Tai va čia mano yra ta realybė komentavimo, kai tu naktį baigi 12 ir varai. Tai šventė, kai yra namų rungtynės, ne? Tai tik šiemet pradėjau just, nes 5 metus ar namai, ar išvyka vis tiek varai į Vilnių. Ir dabar aš gal pradėsiu nuo dar labai liūdnų naujienų, kurias pamačiau ką tik Instagram'e, tai yra Lekšo stories. Ir čia yra labai daug negražių dalykų šiaip padaryta, yra labai bandoma išlaužti, kiek šiandien sunkiai dirbau. Vienas podas dan, iššoviau kebį, stoviu Vilniaus kamštį link antro podo, gražios dienos. Čia yra... Seniai, man sunki diena, aš pavargęs esu, aš turėjau pasidalinti su savo sekėjais. 1 valanda dienos, kur tu esi pavargęs dabar? Kas išvargino tave? Aš tau sakiau, šiandien kelios 6:30. Tai gerai, atsikėlė. Vakar dirbau iki 12. Ir ką dirbai iki 12, ką darei? Ant srauto sėdėjau. Ką parai? Kokią išleidai antraštę įrodymai? Šiandien vakar gal 30 tekstų išleidau. Aš tau nemeluoju, vakar vietinį čempionatą vyko ir reikia mes viską surašinėjom. Tai tikrai nusikaliau seniai. Vargsti, kaip darant, ne? Pasidalinti turėjau savo sekėjais, kai man sunkiai sekas ir šiaip kebabas buvo labai skanus. O tai, ta prasme, dabar tavo atostogos nusimato, kai važiuosi į savo sensacingą 30-metį su praktiškai didžiausia alkoholikų kompanija, kokią aš tik galėčiau įsivaizduoti. Šmeištas. Dar kokį Dainių Navicką užmesk ant viršaus ir varysit į Madridą, ne?
Labai gailėjaus, kad negaliu važiuoti, bet dabar pradedu džiaugtis, nes tai nebus lengva žmogaus kūnui. Aš nemanau, kad tai yra atostogos, nes realiai ten bus penktadienį ir tai išvarom, pirmadienį grįžtam, tai tokios yra atostogos. Eilinis savaitgalis tiesiog Madride. Kaip gert ant tempo, žinai. Tipo. Ne, mes labai kultūringi, žinok, ten didelė programa yra El Klasikos planuotas pokalbis su Skariolo dėl Kampaco, tada važiuosim žiūrėti tikrojo Realo į futbolą į Santiago Bernabeo stadioną, tai labai rimta programa, tik tais reikia suspėti viską. Žinai, tai mane tikrai išvargins tą kelionę. Tu iš principo už mane nepilnu pusmečiu esi jaunesnis. Čia yra dar tokios 29 metų bičio kalbos. Žinai? Ne, aš tas kaip tik norėjau klausti, pusmečiu jaunesnis, bet kiek realiai esu brandesnis už tave? 0. Nepradėk. 0. Nepradėk. 0. Galim sugalvoti kokį testą, kur mes išsiaiškinam, kas yra geresnis žmogus tiesiog visko. 100% galim. 100% galim. Tikrai. Esu tikras savo pergalę, kaip ir pergalę mūsų spėlioniai. Spėlioniai, kur buvo apsišykęs į kelnes po ketvirtadienį, bet dar apie tai pakalbėsim. Svarbus reikalai. Penktadienį UTMA kovų turnyras. Mean Machine Egis Kavaliauskas kausis Kaune, pats labai pasikūręs yra ant šito. Ir jis, nežinau ar matėjai tą laidą, bet jis labai gražiai apie Dirkstę atsiliepė, apie him. Kad tą iškarpą mačiau, tai 100% visos. Ir čia dabar yra him rubrika. Nes, sako, jis turi tokį pasitikėjimą ir tokį atsipalaidavimą, kai išeina į ringą, nes aš labai gerai pamenu, kai su Šalkovskiu kovėsi, jis į ringą išeidinėjo gal 20 minučių. Ir tas Šalkovskis parinas visai, ten Dirkstys išeidinėjo, ten su Karūna, su Mikrafu, ten dar papizdėlina su ringside, kur sėdi žmonėm ir tik tada įlipa į ringą. Ir tada, sako Kavaliauskas, jis dar išeina ir dar sukovoja figenai. Tai va, aš ir galvoju, kur jo yra toks išskirtinumas, tai va, kodėl jis jo taip traukia tas minės, kodėl jis turi tiek daug heito, kodėl jis turi tiek palaikytojų, žinai, ir Mean Machine labai gerai viską išdėliojo, kame viskas susideda, tai tas jo atsipalaidavimas yra išskirtinis ir, žinai, jeigu jisai treštokina, sako, gali būti nesąmonės, gali jis ten kalbėti, bet ką, bet jisai deliverina, išeina tau treštokines ir jisai ten duoda tam ringe džiazo, tai va čia tie dalykai ir apskritai, žinai, tu pagalvoji, kiek Dirkščiui suėjo tik 24, ne, man atrodo, jis dar labai jaunas bičias ir tas heitas aplink jį labai anksti prasidėjęs yra, bet tu matai, kad pats žmogus jau kaip atsiranda kažkokia branda, atsiranda ir tas bayeris visai kitoks treštokas kitame lygyje atsiranda, tai man atrodo, jis dar labai yra augantis bičias ir tas jo šuolis aukštai į viršų, tai jisai bet kuriam turbūt vyrui anksti sulaukus tokio dėmesio, nu, tai jisai gali tau tikrai susisukti galvą ir atrodo, kad jisai tame visai gerai laikosi. Aš manau, kad truputį to heito gali teisinti dėl visų dalykų, kuriuos jie darydavo su Jungle Kingu, ar ne? Nes tai bendraja prasme gal nebuvo ten nei labai kažkoks Lietuvos vardo garsinimas, nei... Jo, visiškai stingu. Bet jis buvo labai jaunas tuo metu, jam net 20 metų turbūt nebuvo, kuris darydavo renginius, kuriuos žiūrėdavo belenkiek žmonių, jie užsidirbdavo pinigų, su tuo viskas yra gerai, jis labai sunkesnių gal kelių ėjo link augimo, ne? Bet dabar, nu, absoliučiai Lietuvos kovinio sporto veidas, aišku, Stanionis turbūt yra šiek tiek kita lyga, bet apie Lietuvos teritoriją kalbant, nu, visiškai analogų neturintis bičas. Ir man dėl ko visada būdavo juokingas truputį kovinis sportas Lietuvoje, tai dėl to, kad, nu, ten interva, žinai, spaudos konferencijų, ten ateisi į Narvą, čia mano antri namai yra ir ten iš 3 bankių atsigulęs jau, žinai, yra. Dirkstys gali pizdėlint belenką, nes jis ringė sustovės. Jo, ir šiaip būdavo juokinga, nes ten bičiai kaldavos realiai dėl kelių šimtų eurų, žinai, dabar tu pagaliau matai tą kovinį sportą, kuris yra išvystas, kuris yra įdomus žmonėms, kuris renka mases ir tada ir tie patys honorarai pačių kovotojų kyla, tai jau tada jau tikrai ne apie nieką tos kovos gaunasi. Jo, ir šiaip, nu, tai bičiukas visiškai auksinis žmogus visai organizacijai, mėg, nemėg, vieni ateis prieš jį, žinai, pastovėti tribūnai, kiti už jį, bet vis tiek ateis žmonės. Tai aš mačiau, buvo Dirkstys įsimetęs, nežinau, ar ten buvo oficialus tas UTMA išplatinimas, kur tipo su UFC palyginimas. Ir vienas kaip punktų, kodėl jungis UTMA, o ne UFC, tai dėl to, kad ten yra Dirkstys, žinai. Nežinau, ar čia buvo oficialus iš oficialios tos platformos. Būtų epik, jeigu taip pareklamuoja save. Tai tas paveiksliukas, nu, tikrai padarė įspūdį. Aš tai labai laukiu press konfų, nes jis dabar su to Latviu kausis. Tas Latvis irgi šiaip naglas labai yra. Ir įsivaizduoji tarptautinio bazaro pasiklausyti. Bliam, čia bus labai įdomios konferencijos paklausyti. Tikrai, sakau, nu čia bus įspūdinga. Tai, o gal varysi vietoj žiūrėti?
Šiaip labai planavau nuvaryti, bet tą vakarą dirbsiu auklę namie, tai neišeis. Bet bus pajungta. Mažajam sūnui parodysi. Bus parodyta. Kovas iki nokauto. Supažindinsim su him. Tiesiogiai. Gerai. Aš irgi planavau važiuoti, bet sumašiau, kad nevarysiu. Ko gero, kad prisikviesiu visokių padugnių. Pasimsim alučių ir picos ir pažiūrėsim. Kas patenka į tą padugnių sąrašą? O Jėzau, tai Nedas Zimantas, Titas Servutas, dar visokių šiaip atmatų skudurų, kur tikrai net nesinori labai dažnai matyti, bet kokį... Tai čia grandai tie. Grandai, jo, grandai. Gal kažkas dar iš samų draugų bus neišvažiavę į areną, bet mačiau, kad belenkiek važiuoja. Tarptautinė delegacija visa vyksta. Su Grinevičium prieš akį. Grinevičius dabar svorį metą, tarp kitko. Sakė, kad bus pasiruošęs Narvui po naujų metų. Lauksim iš Igno. Bet pirmas žmogus, kuris meta svorį, bet auga. yra keista, nes viskas prasidėjo, prisimink, Grinevičiaus pravardės Liekas. Nu dabar jis nepanašusis Lieka, ne jau. Ne, bet jo labai spindi tą odą, visada blizgai ir jis toks glitus atrodo kaip Slieka ištraukus iš žemės. Tai va. Bet žurnalistų turnyrais su Kapostrąją kėlė. Ja, ir jis dar Artėja. žaidžia, ką aš žaidžiu, tai savo naro akiniais. Ne, ten yra personažas aikšteliai. Žiauriai, kietai atrodo. Nu gerai, apie krepšinį turbūt, ne? Nu turbūt. Ai, dar ar himnų plos Latvijai? 100%. 100%. Tik tais klausimas, kuriam raundė, čia ar nuplostai, čia net nėra klausimų. Aš norėčiau, kad vėl įspūdingai, žinai, nu tipo... Kad galėtų kuo daugiau šnekėti. Jo, kad tik kuo daugiau bazarinti. Nes tas kovas, tai kovas. Bet, jis netgi, kai pralošė Narauskui, jis dar įspūdingiau sustovėjo po kovos bazarindamas, kur kvietė ten iki nujungimo varyti. Sako, davai varom, kas ką nujungs. Net būtų įdomiau, jeigu jį nuplotų kas nors, bet čia neįmanoma dabar. Nu, tas Latvis aš labai abejoju. Bet šiaip Latvis rimtas. Rimtas Latvis. Vilniuje Figena buvo kova, kur ten, dabar jis ten realiai pralaiminėjo tą kovą ir tada iš kojos tokį įsmeigė, kad, nu, tipo, išnešė neštaučiu. Tai va dėl to bus labai įdomu. Apie krepšinį. Pagaliau, jeigu kažkas žaidžia fantasy draftus ir jūsų varžovai turi Francisko, pagaliau biški baigsi šūdai, baigsis dvigubų dubliai ir ten 105 taškų iš vienų rungtynių, nes grįžta Williams Goss. Grįžo Panevėžyje Williamsas Gossas, nežinau, netrodėsi kaip labai geros formos, buvo ar tas laikas ribojamas, būtų buvę įdomiau sužinoti, jeigu būtų spaudos konferencija realiai įvykus, bet klausimų jokių Masiulis negavo, tai mes nežinom, ar Williamsui Gossai tiesiog tausojamas, ribojamas tas laikas buvo, ar tiesiog buvo toks planas tik tiek žaisti, nes netrodė per geriausiai, bet aš žinau, klausimas, ar sutikčiau, kad Francisko šposai baigsis, nes aš dabar matau Žalgirio tvarkaraštį ir atvyksta, laukia tokios komandos, kurios nesigina Baskonija, Makabis ir Paryžius. Tai 3 klubai, kurie turbūt prasčiausiai ginasi Eurolygoje. Nu, gerai, taškų ten nepamažės gal, bet vis tiek asistų bent, nu, nes vis tiek Gossas yra žaidimo organizatorius, ne? Pagal viską taip, bet kaip sezonas prasidėjo, tai Francisko nuo pat pradžių pradėjo radinėti, kad jis yra šitos komandos him ir Gosso asistų skaičių, tu pažiūrėk, iki traumos jisai buvo iki 2 asistų. Mažiau negu 2 asistai. Man... Nori kažką pridurti iš Žalgiris Lietkabelis? Šiaip baisiai neįdomu buvo. Visi savo, kad Žalgiris labai išvargo pergalę, labai sunku buvo, bet aš nežinau, ko žmonės labai tikisi, kai komanda tau žaidžia ketvirtadienį Madride, pralaimi labai skaudų mačą, grįžta ir tą sekmadienį žaidžia tikrai ne ta Eurolygos rotacija, tai man atrodo, kad Žalgiris svarbiausia laimėto, kaip tu laimi, tai aš tai labai giliai nelyščiau, o kiti žmonės čia išvargot, net ir spaudos konferencijų, girdėjau klausimą Masiuliui, kad sako, 3 pralaimėjimai pailių Eurolygoje, tada mačas Panevėžyje labai sudėtingas, užvargta pergalė, tai net Masiulis, žinai, taip pakėlė antokių, sako, nežinau, sako, pergalė yra pergalė. Kažkaip vis tiek užsiliuliuojant to Žalgirio, žinai, ir ten dedi tą lygį komandos ir tikės, kad visi bus nuploti ant 5 taškų, bet nu, nebuvo taip gyvenime. Ypač Panevėžy dar žaidži, susirenka pilna arena žmonių, kas labai faina už Panevėžį. Jo, labai smagu ir LKL apskritai yra pervertinta lyga Žalgiriui, nes Žalgiriui realiai jisai prasideda nuo tada, kai jie iškrenta iš Eurolygos. Visa kita Žalgiris gali ten 8 vietoje važiuoti, jiems pofik būtų, tai čia jie dar gerai tvarkosi, sakyčiau. Ką tu dabar sutariau pasakėjai? Dabar aš jau padariau klaidą. Dabar tu padarė klaidą. Padariau klaidą. Šeštadienį galą renginyje nesulaukiamas viskas. Metų nuopeza, ateisi su smokingu, Remyga tau įteikė statulėlę. A ką tu ten? Jau tikrai ateina, žinai. O tu, pavyzdžiui, pakviestas į LKL galą?
Esu pakviestas tik tais kaip žiniasklaidos atstovas, nušviesti renginį. Kodėl manęs nekviečia, aš tiek jau krepšinį nusipelnęs žmogus. Blemai, va čia geras klausimas. Paskambink Remygai. Ne, nenoriu. Ką sakytų? Nu, ne, aš nenoriu, nes, po to vėl pradės skambinėti man. Nes tu ten jam primini savo numerį ir viskas tada. Ir tada skambinais, nes pas mane būdavo įvesta Milašius 1, Milašius 2, Milašius 3. Kad žinotų mane. Tai yra žmogus, kuris daugiausiai kalba telefonu. Aišku, ten iš tikrųjų gal truputį underrated tą poziciją, nes iš tikrųjų jis daug daro, ar ne? Jis ten kalbasi su komandų vadovais, kas irgi yra darbas. Nežinau, apskritai šiandien apie Remygą visokių yra nuomonių ir panašiai. Jis įspūdinga, ką jis yra sukūręs LKL, kaip padaręs, kokia dabar lygiai ir kokia buvo iki jo, tai čia net nelyginami dalykai, kai ten dar žaisdavo Vilniaus Sakalai, tu atsimindavai tą lygį apskritai, dabar kartelė labai yra aukštai iškelta. Ir kitas dalykas, atrodo taip, sunku gaudyti Milašiaus tas mintis kartais būna, bet kai tu su juo pabendrauji viens prieš vieną, žinai, taip akis į akį, tai jisai tiek daug gerų dalykų gali pasakyti. Tiesiog reikia tai spėti suprasti ir sugaudyti, nes jis tikrai bendrauja su tais visais aukščiausiais Europos krepšinio žmonėm, nekalbu ne vien apie Lietuvą, vis ir Europos krepšinė labai gerai gaudasi. Šiaip reikia pasakyti, kad žmogus, aš esu metus dirbęs LKL, žmogus, kas yra labai faina, jis tikrai labai gerbė visus dirbančius. Nu, pavyzdžiui, LKL, žinai, tu esi savas jam ir plus žmogus, kuris tiek daug daro, tiek daug info gauna, jis niekada nepamesdavo tos linksmos pusės, žinai. Dabar gali kaip nori vertinti, žinai, ten, bet visada būdavo tikrai labai linksma. Ten po 7:10 Milašiaus skambutis kiekvieną dieną. Nu, kaip tu? Gerai, keliuos Remyga. Nu, gerai, iki. Ir tokių skambučių ten begalės per dieną. Tai yra apskritai, jis, žinai, užaugęs visai kitoje aplinkoje, jis, žinai, yra vyresnio amžiaus žmogus, bet kaip jisai sugeba bendrauti su jaunimu, kaip jisai jais pasitikė, nu tai čia yra to gero lyderio pavyzdys. Jo, bet jis neįsivaizduoja, kokiam tinkle prikolindavo, žinai, jis ten, pavyzdžiui, paskambina man, aš žinojai, kai išsiskyręs Grinevičius. Ir tada jis su tokiu skambučiu dar paskambina 15 žmonių. Taip. Aš atsimenu, važiuodavom mes iš Kauno į Vilnių su Tiškevičium. Tai realiai maždaug nuo Elektrėnų paskambina Remyga ir mes prakalbam iki pat ofiso, žinai. Ja, tai tikrai išskirtinė persona tokia. Apie Madridą reikia pasikalbėti, ne? Žalgiris skaudžiausiai įmanomų būdų turbūt patyrė pralaimėjimą. Nuo ko reikia pradėti kalbėti apie tas rungtynės, nes ten atrodo įvykių apstu. Gal pradėkim nuo Lailso taškų, kuriuos aš nežinau, kaip čia rikošetų pelnyti taškai. O ten jo. Ten... Šiaip labai prastas buvo transliacijos režisieriaus darbas Madride, labai daug tokių pakartojimų neparodyta, kurios turėtų parodyti. Daug dalykų, kurių mes nepamatėme iš kito rakurso, kaip ten po to, tik po kurio laiko jos prasuka, tai iš tos pusės buvo prastas darbas, bet žiūrint į patį mačą, aš manau, kad tai yra šiuo metu geriausias šio sezono Eurolygoje mačas apskritai, ne tik Žalgirio, bet tai, ką mes matėme. Intrigos prasme, demonstruoto lygio, Žalgiris pametė gynybą, bet labai gerai puolimu sugebėjo atsakyti ir tikrai iš abiejų pusių lygis buvo žiauriai aukštas. Jo, bet aš neatsimenu, kada taip varpė iš visų galų Žalgirį. Nu, gynybos nelabai buvo tos rungtynės. Gynybos nebuvo visai ir Maledonas darė, ką norėjo, Kampaco pradėjo tą mačą įspūdingai ir pametęs Žalgiris buvo tą gynybą ir Dubajuje, pametęs buvo Pirėjoje, kažkiek neramu, pakalbėsime apie Baskoniją, nes to puolimo talento ten irgi netrūksta ir kas blogai, kad realiai Giedraičio nėra jau kelias savaitės dar nebus. Gosas grįžta, bet neaišku, koks grįžta. Gosas vis tiek yra elitinis gynėjas ir dar iškrito Arnas Butkevičius, kuris grįžta tik tais po rinktinių lango, tai reiškia mačą su Baskonija irgi praleisti. Ta gynyba atrodo dar labiau apturpės. Nu jo, bet ta rungtynių pabaiga, nu aš manau, kad, žinai, kaip atsimint, kai darydavo iš kosmoso Lietuvos nuotrauką, kai reikėdavo namie elektrą jungti, tai manau, kad iš kosmoso ir girdėjos tiesiog aidai keiksmų, žinai, per visą Lietuvą. Nu, neįmanoma buvo turbūt nesupykti, ar ne? Ir ten po to ir kolegų podcastų klausiau, nu, visi teisėjai sako, kad nu, labai prastas Švilpukas. Madalo pusė, ne? Nėra vieningos nuomonės, nėra, kad čia visi teisėjai taip sakytų. Aš ir pakalbėjau su keliais arbitrais gerbiamais. Brazauskui ir? Ne, čia inkognito negalima išduoti. Bet
Bet iš esmės aš tai pat transliacijos metu sakiau, ne koks švilpukas, o ką daro Madolo, aš esu tos pusės, kad tai yra normalus švilpukas. Galbūt tokio situacijai tu galėtum pasirinkti patilėti ir nieko nešvilpti, bet tai yra nenutarus visiškai krepšinio veiksmas, tai yra buvo gera Kampaco gynyba, galima taip iki kontakto tam tikro lygio spausti tą kamuolį. Ir jeigu jisai būtų Madolo su kamoliu buvęs ir padaręs tą per ranką, nieks nebūtų švilpęs. Bet kai tu darai driblingo metu judėdamas ir per tą ranką akivaizdžiai nusimeti, tai yra pražanga puolime didžiąją dalimi atveju, ypatingai kai tu žaidi Madride, tu žaidi prieš Realą, kuris akivaizdu, kad turės ir autoritetą, tai yra vis tiek žmogiškasis dalykas ir arbitrai tą žino ir man tai čia yra visiška Madolo klaida. Bet ir kitas dalykas, vis tiek ne pirmus metus žaidito Eurolygoje, ar ne, irgi esi jau prie brandžių Eurolygos žaidėjų. Tu turi jau prieš rungtynės, tau turi būti kalta į galvą, kad tokius epizodus kas, bet Kampaco tikrai gaudys. Čia sakau, man tai čia visiškai Madolo tas paskandinimas komandos, iš kitos pusės žiūrint. Realas jau galėjo buvo pabėgęs, turėjo +8, ten būtų stebuklas, jeigu būtų Žalgiris išsigelbės, vis tiek atėjome iki tokios situacijos, kad galėjo nuspręsti viena taka Žalgirio pergalė. To neįvyko, bet vis tiek dėsningumas kažkoks tai gavosi iš esmės ir gaila, kad Francisko toje tako jau nebuvo, daug irgi pakalbėta, Maikas Džeimsas rašė, bet po faktu yra labai lengva komentuoti, nes žinai, gal būtų Francisko gavęs 5 pražangą gynyboje ir tada sakytų, ką čia Masiulis darė, kodėl neišėmė, tai labai lengva komentuoti po fakto. Ne, tai Džeimsas vis tiek, žinai, ilgametis komandos treneris, kur nuo jos viską sudėlioja. Tai. Nesvarbu, prie kurio vyriausio trenerio vis tiek jo deriniai. Ar Zvezdanas, ar Saša, ar Spanulis. Kaip įsivaizduoji, aišku, tu turi belenkokio lygio Eurolygos žvaigždė, bet tu tiesiog nieko nesprendė toj komandai. Tai panašiai kaip NBA, žinai, realiai, viskas taikomas prie žvaigždžių. Tai Maikas Džeimsas čia Eurolygos tas atspindys NBA. Dar biški bičios padėliojo pamokų Masiuliai. Bus geros pamokas, sako. Ačiū, Maikai. Ką mes be tavęs? Patys tiesiog kaip oboliai pralošė ten, tarkim, Belgrade, ar ne, ten grįžo, turėjo šansą laimėti. Vis tiek gerų pamokų. Bičas, kuris komandai pirmaujant +11, priminsiu, Prancūzijos lygoj, norėjo tiesiog perlaužti teisėją per pusę ir buvo išvarytas ir 3 rungtynių suspendavimo. Tai bet džiaugias, kad ne Eurolygoje, nes būtum be savo kapitono likęs ilgam. Tai aš sakau, aš tiesiog užpirksiu mišes, kad toliau išlaikom adekvatumą Eurolygoje. Parašyk tu jam gal. Nes aš turiu jau, pas mane komanda kaušų perpildyta yra. Panašiai, pavyzdžiui, aš noriu nuplot į tudį, pavyzdžiui. Jau kur visiškai tu kiekvienam grajui eitų Oturų 2 dublis, bet tiesiog 4 kėliny yra sumastoma, kad reikia su Odijase pažaist. Tada Motliui duodami. Tai tu norėtum į tudį nuplotą, ką tu nori pasakyti apie Barcoką, kuris žaidžia 5, minutinumas per 10 minučių ten surenka arti 2 dublio, tada palašė 3 kėlinį ir ten trūksta vieno kamoliuko, kad būtų double realiai ir 4 kėlinį visą prasėdė ant suolo, nors klaus grajus. Ačiū, Jorgai. Aš tai palaikau. Jūs tik ant to ir laikotės ant Barcoko. Mes palaikom Barcoką, nes tai yra sistema, Jonai, ir tu negali daryti šūdų. Taip. Pažinkim. Ir dar, žinai, ką iš Realo norėjau tavęs paklausti, bet ar tu nemanai, kad Kampaco jaučiasi prastai sezono pradžioj, nes jis ir šitas Maledonas, jie vis tiek tarpusavėje jie turi žiaurę konkurenciją dėl minučių ir jis nėra įpratęs tokio lygio backupą turėti, žinai. Nes jis gali belenkaip gerai sužaisti ant savo pradžią, bet vis tiek išeis Maledonas ir vis tiek adekvačiai tiek pat laiko gaus. Aš iš esmės žaisčiau žymiai daugiau su Kampaco ir Maledonu kartu aikštelėje. Kampaco, man atrodo, net tame problema didžiojo, atrodo, kad jisai praradęs greitai ir kai tu pagalvoji, kad jo visas žaidimas vis laik stovėdavo ant to pirmo žingsnio, jisai su kamuoliu aplenkdavo savo tiesioginį oponentą. Ir pasižiūri į pasą, kad jam 34, pavasarį bus 35, tai jau realybė gali būti tokia, kad Kampaco tas žaidimas eis po truputį į apačią. Nors aš tikiuosi, kad jisai rodys panašius skaičius, kaip rodė prie Žalgirį, nes matėme, ką jisai gali padaryti, kai gauna tos pirmus savo praėjimus. Klausyk, apie Francisko daug prikalbėta, visiška superžvaigždė Eurolygos, ne? Bet mes savaitės pabaigoje langą turėsim rinktinės, ne? Ja. Ir mačai laukia, galų gale įvyksiantis mačas su Didžiąja Britanija ir Italija. Ir mačiau, kad jau yra pykčių, kad neleidžiamas Dėdė Ąžuolas yra į rinktinę, ne? Jokinga ta buvo spaudos konferencija, dalyvavau tiesiogiai ir... Ta prasme, gyvai sėdėjai? Jo, atvarau.
Kiek žurnalistų? Garliavo vyko visai nemažai, buvo kamera, buvo ir Vidas Mačiulis, Lukas Katilius mūsų nemylimas ir negerbiamas. Visi tie žmonės tai atvarom ir padeda Kurtinaičiui ant stalo atspausdintą kandidatų sąrašą. Kur čia dar nėra, bet federacijos atstovai atneša, pasižiūrim, ten visi nufolkinam ir ten jau girdžiu federacijos kitus atstovus. Blet, ne tą atspausdinat. Tarolis įrašytas, kuris traumuotas ir panašiai. Po to tęsiasi, ateina Kurtis, ateina Balčiūnas ir ateina Kauno rajono meras Makūnas. Gerai, įdomiausia frazė, kurią pasakė Balčiūnas. Žinok, aš buvau 10 tiesiog išsijungęs, nes ką kalbėjo Balčiūnas su tavo, tas sukurta šypsenėlė dirbtina atidavęs kažkokį apdovanojimą, tiesiog krepšinio sostinė nuo šiol Kauno rajonas yra Lietuvos krepšinio sostinė, jeigu nežinojai. Tada Makūnas apie žemdirbystę pradėjo kalbėti. Tu galvoji, kada tai baigsis, kada perėsi prie krepšinio reikalų. Tada perinam prie Kurčio. Ir Kurtis irgi pusės dalykų net nežino, kokie žaidėjai yra realiai kviečiami, nes sako, čia daugiau atsakingas buvo Tomas Pačiasas ir Linas Kleiza. Tai gal tokiu atveju būtų smagu, kad sėdėtų jie tada, nes Kurtis sako, aš nežinau, iš tikrųjų, kvietėm ar nekvietėm, negaliu 100% pasakyti, bet tu vyr treneris, tai galėtum pasidomėti, nes žurnalistai domės, tai turbūt ir vyr treneriai turėtų būti kažkiek Dieve, kaip juokinga. Įdomu. Tai aš sakau, tas mūsų Lietuvos krepšinis asociacija visa yra labai stipriai nusipignus. Aš neatsimenu, kad kažkas panašaus galėtų būti, net neįsivaizduoju prie Sabo laikų. Jam jaučiu, žinok, Kurčiui surinktinės šito lango, kaip man būna su vestuvėm, kur tiesiog penktadienį dirbau renginį, tokia moteris prie jo sako, sako, tai susitiksim mūsų vestuvės, o aš nematęs jo, žinai. Ir manau, kad Kurčiui irgi, žinai, eina, kur nors Kaune sutinka kokį žaidėją. Tai Rimai, pasimatysime, ne, rinktiniai ir Kurtis. Jo, gali būt. Dar aplinkui Normundas su Nauriu, su Karatu, žinai, Vidas Mačiulis ateina. Tai iš esmės, Kurtis, tie langai yra sudėtingas dalykas, bet prie jų reikia priprasti. Ir šiemet aš sakyčiau, kad turbūt per visą tą langų istoriją rinktiniai bus sudėtingiausias kelias patekti pasaulio čempionatą, nes Britai, Islandai grupėje, pofik, tu susirinksi čia tos taškus kažkaip, nors Britai realiai atsiveš šitą pačią sudėtį, kad turi Eurobasketę, bet yra Italija ir kitame etape laukia Bosnija, Serbija ir Turkija. Ir iš šitų 5 rinktinių į pasaulio čempionatą pateks 2. Tai gerai, vasarą bus 2 langai, kur tu galėsi susirinkti savo stipriausias rinktinės, bet 4 langai, kur tu žaisi būtent su tuo 12, realiai, ką tu čia dabar matai ant to prieš save ant popieriaus, žinai. Bet serbai, turkai, italai, Bosniai ir Lietuva. Tai šitas 5 rinktinės ir 2 rinktinės nepateks į pasaulio čempionatą, čia yra 100%. Ir dabar tu renkės įskaitinius taškus į kitą grupę. Tai reikia suprasti to svarbą, reikia tikėtis, kad vasarą atvarys visą tie stipriausi žmonės, nors irgi Kurtinaičio paklausiau, ar jau kalbėjotės ir ar aiškino tą lango svarbą šitos atrankos, kokie jinai stipri, tai sakė, dar nesikalbėjo su tais pagrindiniais žaidėjais. Bet tu čia, žinai, galėtum iškart galvoti, kad tai viena iš kandidačių yra Britai, turbūt, ar ne, realiausi kandidatai nepatekt. Tai čia aš jų net neskaitau. Tai gerai, bet tai nepatekt, pavyzdžiui, apie italus galėtum galvoti, nes žiauriai prastas buvo tas čempionatas vasarą, beveidžiai buvo absoliučiai. O apie bosnius tai pati baisiausiai įmanoma rinktinė turbūt, nes atvažiuoja Nurkičius ir ten keičia iš esmės visą. Vasarą bet dabar kaip jie susirinktis, jie dabar yra kitoj grupiai. Dabar Lietuva yra su Islandija, Britanija ir Italais grupiai ir tada jie žaidžia tiek kitoj grupiai, ten Bosniai, Turkai, Serbai ir Šveicarai, man atrodo. Iš ten ateina 3, susirenka įskaitinius taškus ir tada jau vasarą tame antrame lange jau susitinka tos jau sujungtos grupės. Ja. Tai italai pasikeitė, dabar Luka Banki turi, man atrodo, kažkiek bus daugiau sistemos, po Poceko bus ramuma, o su Bosniais labai priklausys, kada tu žaidži, ar vasarą, ar lango metu, kada sezonas vyksta, tada Nurkičiaus nėra ir didžiąją dalimi turbūt ir mūsos neišleistų. Tai labai ten priklauso nuo to, iki šiol lietuviai kažkaip sugebėdavo susitvarkyti, kartais sunkiau, kartais lengviau, prie Domačio viskas būdavo labai lengva, prie Maksvyčio lengva, prie Moskoliūno buvo kitaip, ten Kalniečio blokas išgelbė Lietuvą ir pateko tada į Europos čempionatą. Kurtinaičio rinktinė, reikia tikėtis, kad susitvarkys su tais dalykais. Ir, šiaip, klausimas, kokia ta lietuvėlė susirinks, Sabui trauma ar ne, tai aš manau, kad jog Sabo nebus languose, tai čia 100%. Praeitą vasarą praleido, kaip sakė Matas Buzelis, dabar 15 min žurnalistas Marius Milašius lankosi Amerikoje ir sakė, jeigu
mano broliai nežais, aš irgi nežaisiu, tai jo broliai čia atvyra Sabonis ir Valančiūnas, žinai. Kažkiek liūdna, kad taip sako, nes tada tau turi nuo kažko esi priklausomas. Man atrodo, neturėtų būti skirtumas, jeigu tu nori atstovauti Lietuvai, kad ten kažkas žais, kažkas nežais. Bet tai GV, jeigu važiuoja ir matas, ne? Nu taip galvojau praeitą vasarą, kad bus, bet taip nebuvo. Nu, bet praeitą vasarą buvo aplinkybė visų. Bet vasarą vis tiek, aš manau, kad kvies Jakučionį, kvies Marčiulionį, arba G, arba Sabas vis tiek tikrai kažkuris vienas turės būti. Tai man atrodo, dėl vasaros langų turėtų viskas būti ramu. Lietuva savo lygių didžiąją dalį rinktinių paims, išskyrus turbūt Serbiją stipresnė popieriaus. Nu ir jeigu turkai atvažiuos, tie patys turkai, ką mes matėme Eurobasketą, tai irgi gali būti reikalų. Vytautas Šulskį taip pat kvies. Šulskį, Paulių Pačiui pagal. Tai tą patį manau, kad būtų galima pabandyti prikelt Paulių Parachomiką. Vida Ginevičių. Vida Ginevičius Stepas, manau, kad kelių minučių rolę atliktų puikiai. Easy. Rūbinės balsas. Andrius Aleksandrovas toksai. Kleiza tas pats užteks bazarint, koks ten yra legenda, žinai. Bet ne Linas, o Paulius Kleiza. Paulius Kleiza. Jo. Nu, iš tikrųjų, jo. Bet man atrodo, o čia yra logikos darytos langus, nes nuo pat atsiradimo tų langų tiesiog yra absoliučiai nežiūrimas tas krepšinis. Man tai visiškas absurdas. Nu, man čia tiesiog... Visiškas absurdas, jie yra sugalvoti populiarinti krepšinį, suteikti progą. Kaip? Sportinis principas, bla bla bla, bet anksčiau geresnis būdavo sportinis principas, kuris didžiąją dalimi rinktinių apspręsdavo klausimus, kaip jie pasirodo pasaulio čempionatuose ir Europos čempionatuose. Ir kokiu būdu tu gali išpopuliarinti krepšinį, pavyzdžiui, imant mažesnės valstybės arba ne tokias geras krepšinio valstybės, kurios neturės bet kokiu atveju savo didžiausių žvaigždžių? Tai jos kaip tik, jos neturi tų žvaigždžių, jos surenka visus, ką gali surinkti ir tada meta iššūkį kitoms rinktinėms, kurios yra labai stiprios ir atvažiuoja be didžiausių savo žvaigždžių. Nu, bet iš populiarinimo pusės. Ir kaip FIBA skaičiuoja, kad jiems čia yra papildomi pinigai, transliacijos ir panašiai, va šitas langų atsiradimas, bet ir irgi čia FIBA kaltina Eurolygą, kad kažko neišleidžia ir panašiai, bet nu tai iš esmės, kad ir išleistų Eurolygą vis laik maksimaliai padarytų tą tarpą, tai vis tiek nebus aukščiausio lygio produktas. Vieną tu susirinkį sezono metu iš skirtingų komandų suvažiuoji, turi savaitę sužaisti 2 mačius. Kitas dalykas, NBA niekados nedarys pertraukos ir tu vis tiek būsi be NBA žvaigždžių. Tai iš to sportinio principo man čia yra visiškas absurdas sakyti, kad čia labai gerai išaiškina kažką. Man tie langai primena atrankinės KMT kovas. Tas, kur dabar žaidžia, žinai, ten, kur niekas absoliučiai nenori ten būti. Nuo teisėjų iki sekretoriato. Tai tiesiog reikia iškentėti ir kažkaip patekti tą čempionatą. Toms stiprioms rinktinėms, pažiūrėk, kiek yra kentėję Latvijai, kiek kenčia kroatai, kurie dažniausiai neturi ne tik ten tų NBA savo žaidėjų, Zubaco, Bogdanovičiaus neturėdavo, Hezonija labai retai. Bet dabar Hesburgeris žaids mažiau. Hesburgeris atvarys. Kas dar iš Eurolygos judės? Žalgiris leis ką nors į rinktinę, ar ne? Tai dabar dėl Tubelio didžiausias klausimas. Pats Kurtis paskelbė 11, bet sako, čia negalutinis sąrašas, jis gali keistis, tai dar viena komedija iš tikrųjų. Svarbiausia, kad spaudos konferencija įvyko, kurioje nežinai, kas bus. Net neįsivaizduoju. Ačiū labai už klausimus, tikrai neįsivaizduoju, kas viskas gali keistis. Tai Kurtis ir pradės spaudos konferenciją, sako, varžovus žinome, datas žinome ir tiek žinių gali klausti manęs tiesiog. Tai bent nuoširdus buvo Kurtinaitis. O dėl Tubelio... Jeigu nežino Rimas, ką žaistų, tai ką ten pista protą atsisėdus? Nežinau, viskas. Tai iš Žalgirio bus Rupštavičius. Dėl Tubelio šiandien Masilio intervas išėjo, supratau, kad Žalgiris nežada išleisti Tubelio, nes tiesiog dideli krūviai. Mantas Ruikis. Deividas Sevidis dar įtrauktas, tai gal jį išleis, nežinau. Ir dar galėjo tokioj lempinėje spaudos konferencijai tiesiog pradėti skaityti iš lapo Rimas savo šventinių meduolių receptą. Nes vis tiek nėra apie ką šitie ką pasakyti. Prie Makūno kalbos būtų labai tikę. Ne? Apie žemdirbystę? Ten, žinok, labai toli buvo nuklysta, bleba. Tarp kitko, mėly krepšinio bendražygiai, ar pasėliai jau yra paruošti? Bleba, aš ten visko neklausiau, bet kai tik tai sugrįždavo galva į tą spaudos konferenciją, aš panašiai skambėjo kaip, nesakysiu, nes po to neleis reklamos dėt ant YouTube, tai net nesakysiu, ką priminė man, bet tu žinai, kokią kalbą man priminė. Nesakysiu, kad neblokuotų. Ne, gerai, taip. Iš tikrųjų įspūdinga kalba. Dabar priminiu, jau buvau pamiršęs. Oi, blemba, gerai.
Ar tu nori kažką pridėti apie langą rinktinių, nes tikiuosi, kad ne, aš nenoriu. Tai reikia iškentėti, mačio ketvirtadienį ir sekmadienį, kaip Kurtis sako, Ne, varžovus. bet su italais gal kažkiek įdomiau bus. Gal kažkiek. Fenerbahčė, iš tikrųjų įsibėgėjus komandą, mes esam sukirtę rankom, kad po reguliaraus nebus ketvirtė šitą komandą ir aš nekeičiu savo nuomonės, nes žaidžia su obuoliais šiuo metu. Nu, išskyrus Hapoelį. Ar tikrai su oboliais? Su Partizanu. Nu gerai, ble. Išvyko, pats prognozavai ir pats Želko, pats dėdė Želko, kurį mes vis dėlto dar gerbiam, taip? Gerbiam. Kažkiek. Ne, gerbiau Želko. Želko pasakė, kad Fenerbahčė šiandien žaidė lygiai taip pat, kaip jie žaidė pernai Eurolygos finalo ketvirtį. Tai yra labai skambų žodžiai. Įsibėgėja, bet vis tiek reikalingas Fenerbahčė papildymas akivaizdžiai, ar ne, su... Visos pozicijos kaip ir yra rimtos, solidžios, ar ne, įsivažiuoja tie žaidėjai, bet man centro pozicija vis tiek kiaura rėtis ten tokia. Jo. Nu, masiškai, nes tiesiog istoriškai Beikotas nesigaudo toj komandai. Jeigu tu pasižiūrėsi Šaro visas tas komandas, kaip jis ėjo, kaip jis pradėjo nuo Žalgirio, dabar jis prisitaikė prie situacijos jau ne pirmas sezonas, kai centras tiesiog yra svarbiausias dėl gynybos. Kiemas Birčas ten užėmas svarbią vietą, Meli panaudojamas 5 pozicijoje, kad išplėsti aikštę, tu gali suprasti tas idėjas, bet, pavyzdžiui, Žalgirį buvo Brendoną Deivisą, jis turėjo Zeką Lidėjų, turėjo Džoką Lendylą, kurie buvo labai svarbus, puolimo ašis labai svarbios, po to Barsui tas pats buvo Brendonas Deivisas. Tai negali sakyti, kad Šarui to centro nereikia ir jis kad gali apsiversti, kad jau pernai jisai sugebėjo laimėti Eurolygą realiai, bet tikro vidurio puolėjo, kuris darytų skirtumą puolime, tai buvo milžiniškas pasiekimas ir klausimas, ar antrus metus pailiui galima tą pakartoti. Nes turbūt, kad šiaip geri vidurio puolėjai nesimėto rinkoje, tu turi rizikuoti su visokiais Kenetais Faridais, ar ne, bet tuo pačiu sėkmingai puolančio vidurio puolėjo, tai aš nežinau, čia turbūt vis tiek Feneris laukia NBA, ar ne, atkrisinčių žaidėjų. Tų atkritusių žaidėjų yra, galvoju, kad vis tiek iki sausio ten pradžios galimi papildymai, tai bet kokiu atveju per tą artimiausią mėnesį turėtų būti iš Fenerio naujienų, nes pats Šaras sakė, kad mes turime atsirinkę kandidatus, kalbamės ir kažkas turėtų įvykti. Okay. Bet šiaip, žinai, tą Fenerį žiūrint, vis tiek tu tą matai komandą, matai tą sistemą, viskas Šaras yra aiškiai labai sudėliojęs, bet reguliariam sezonė reikia pripažinti, kad juos stebėti, ypatingai jų varžovų stebėti yra sudėtinga, nes jie labai įvelia į tą savo krepšinį, kuris nėra gražus akiai. Aš manau, kad padarysim kažkurią laidą, atrinksim savo topus mėgstamiausias stebėti komandas ir nemėgstamiausias stebėti komandas. Kitą laidą galim. Ir man atrodo, Feneris tikrai pateks tiek pas tave, tiek pas mane, nepaisant to, kad ten Šaras yra. Tiesa, žinok, sutinku. Vis tiek nori akiai patrauklesnį krepšinį stebėti, ten taip yra klampu, ten taip yra duodama į kiekvieną skaudamą vietą tai komandai, ar ne, tas vietas Šaras mato puikiai. Ir toks knapsojimas gaunas prie to teliko truputį. Ypač jeigu pasidaro persvarą. Ir ypatingai, jeigu dar neturi iš draftų žaidėjo pas save. Jo, tai nėra dėl ko žiūrėti. Praranda prasme. Nu. Žinok, visiškai pritariu to. Kam dar iš Eurolygos komandų verkiant reikia pasipildymo? Verkiant? Verkiant. Rieda ašaras tiesiog. Basvelio mes neskaitom kaip Eurolygos komanda. Ne, tai tiesiog čia... Tai Pao gal dar vieną žaidėją. Bliamo, tu čia taip užklausai manęs, tai verkiant reikia prie Olimpiakosų, čia yra faktas, kai iškritus Kinūnui Evansui, jeigu jiems pavyks pasipildyti pajėgių gynėjai, tai aš manau, kad jie bus favoriti laimėti Eurolygą. Man Olimpiakosas, sakau, atrodo, per eilę metų dabar yra verčiausiai laimėti Eurolygos. Bet jie visada yra verčiausi. Ir vis laik būna Final Four. Bet net neišeisi finalo. Gaus pusfinalį, nes Final Four tikrai bus. Gaus pusfinalį nuo kokio, random komandas, absoliučiai. Ir žinai dar kas pastiprins, Barsą, manau, tikrai pasistiprins, čia Paskualis ten ne šiaip savo atvarė. Bet jau labai gerai sakei, jau matosi, kaip keliamas iš mirusių Hernan Gomesas yra. Ir Veselį. Taip, Veselis iš viso main ten atrodo Paskalio žmogus, bet ir Hernan Gomesas aš susigražinau į fantasy, tegul sėdi. Visai padarysi, žinok, jisai ten turės tų rungtynių savo. Jo, kažkaip jie ten iškristas į jaunas jų centriukas išrikiuotis, nes Penjeroje jau buvo ten visai pamėgęs jį, bent jau pradėti su jo rungtynės, ne? O dabar kalbėsim apie turbūt vienvaldę lyderę, ne, Eurolygos. Hapoelis, jo. Vidutiniškai po 9-2 taškus meta per rungtynės.
Ir buvo belenkiek, atsimeni, prieš sezoną buvo belenkiek spėlionių. Bet atrodo, kad tas traukinys važiuoja HPL. Ir jis keista būtų, jeigu nevažiuotų. Nu, įtūdis įrodinėja, kad jis vis dėlto yra treneris. Ne. Buvo klausimų dėl to. Ir yra. Aš prieš sezoną puikiai atsimenu, jį prognozavau jiems tiesioginį patekimą į atkrintamasis 5-6 vietą ir pralaimėjimą ketvirtfinalio serijoje. Tai dabar jie yra vienvaldžiai lyderiai, bet mes turime įspūdingą Eurolygą. Mes matome HPL vienvaldis lyderis su 9 pergalėm, bet 3 pralaimėjimai skiria nuo 12 vietos. Bet kokiu atveju, jie išeitų į ketvirtfinalį, išeitų ant kokio Monako. Nu taigi viena kasa. Laimėtų HPL'is? Ne, Monakas. Aš Aš niekaip nematau patenkant į Final Four. Kad jie gali belenkai atrodyti. Man žinok, didžiausias randomas yra Elijah Bryantas. Aš pradedu dar labiau šito žaidėjo nekęsti, nes jisai man niekad nepatiko, nei Maccabi. Puikia statistika, bičias dar randomas. Kodėl jis randomas? Tu pasakyk. Blemba, atrodo, kad ta komanda bus Vasos Micičiaus, ne? Bet Micičius nepažaidžia. Tame lygiai, kokie mes tikėjomės, tada atsiranda Elijah Bryantas, kuris susirenka tą statistiką, jisai gerai pataiko, kiam procentų trajekas, šiam procentų dvitaškis, įspūdingi procentai, bet jis labai daug lengvų taškų pasiema. Ir atrodo, kad ta gynyba vis tiek pirmiausia būna užmesta ant Vasos ir Elijah Bryantas būna tas antras, kur nebūna tokia koncentruota gynyba. Ir kažkiek sezono metu tai turėtų pradėti keistis, nes Vasa tikrai nėra tas žmogus, kur labai jau turėtų jis ten pritraukinėtas pagalbos. Nors blemba, seniai, mes pamiršom faktą, kad HPL'is grįžta į namų areną žais. Nepamiršom? Aš pamiršau. Ir bet kuri serija, jeigu jie dar, žinai, namų aikštelės pranašumą ten išsilaikyti. Bet, žinai, su tuo Izraeliu, su tuo Tel Avivu, kol tai yra ne faktas, kol tai dar iki playoffų dar labai toli, aš nesu toks tikras, kad Eurolyga ten vyks, žinai. Ne? Ten daug nežinomybės dar yra. Iš fantasy pusės, manau, kad reikėtų mes lauk, žinai, tas 2 komandas. Dėl manęs žinok irgi galėtume išmesti. Ne, nereikia. O klausyk, vis tiek esu suinteresuotas žmogus ir manau, kad yra žmonių, kurie yra slapta pasidėję savo draftų komandose. Kad ar Lesoras žais šiemet ar nebe? Operuojasi šiandien. Dabar operuojasi. Dabar jau operuoja. Gudas. Portugalijai. Švariai į Porto. Nu, ir? Tai prognozės? Lauksim update'o. Bet manau, kad turėtų grįžti dar labai daug laiko sezone. Nes nušpėsiu, jau turiu grįžti ir... Ne, tai dabar keli mėnesiai vėl. Nu tai super. Mes aš kaip tik ir norėjau palaukti. Man nereikia. O ką Faridas? Juda toliau. Ne, pakalbam apie Kenetą Faridą. Juda toliau žmogus. Žiauriai gerai juda. Čiuvas įneša tiek daug energijos, tarp viso to tiesiog kažkokia autolavkė yra Panathinaikosas. Atsiminiau autolavkę, šiaip. Taip. Pas tai Joniškį atvarydavo. Pas mus kaimą atvarydavo ketvirtadienį ir šeštadienį. Ketvirtadienį būdavo Hujanoji, kur sneakersų būdavo. O šeštadienį yra prie tėvų gyvendavo tokia kaimynė, jeigu ateidavai po jos, galėjai eiti namo. Ta prasme, nieko nebėra, viską nuperka žmogus atėjęs. Žmogus išleidžia štuką 100 litų atėjęs. 100 litų, aš nuneždavau 7 maišus pirkinių, čia kiekvieną savaitę. Ir jį dar kaip pirkdavo, pasakydavo, kam perka. Tai jeigu po jos ateini, tai ten tiesiog 2 valandas. Blemba, aš irgi žinau, kad atsimenu labai gerai autolavkę, žinau, kad ir šiais laikais važiuoja, aš vasaras praleisdavau su dėdukais kaime, čia yra netoli Druskininkų, ir atvažiuodavau porą kartų per savaitę, Druskininkai yra šalia Baltarusijos, tai atsimenu labai daug baltarusiško šūdo prisipirkdavau. Atvarydavo tiesiog cigarečių autolavkę. Būdavo ir cigarečių. Ten tas mūsų kaimas realiai ten gal yra, kur pastovi gyvena 3 namai. Tai tos autolavkės visi labai laukdavo ir ten apsipirkimas rimtas vykdavo, ryte atvažiuoja, papipina, kad jau atvažiavo, žinai, tai tokie nostalgiški laikai. Blemba, įsivaizduoji, tai jeigu prie Druskininkų, autolavkė. Tai ten, žinok, ant tvoj. Tai tavo močiutė nupirkdavo Jingling 2 pakelius. St. George 2 pakelius. Man, kol tėvų ir čiupa čiups. Ne, ten būdavo įdomių reikalų, ten tikrai ko nepamatysi. Ir ten viskas važiuodavo pirmyn atgal, žinai, nereikėdavo balionus, jūs ten dar buvo tie laikai, kai... Bet pas mus kaime dar važiuoja, žinok. Bet ne iš Baltarusijos. Bet sakė motina, kad mirė. Aš nežinau, ar autolavkė neužsilenkė, kai dabar siena uždaryta. Pas mus, sakau, pas tėvus kaime užsilenkė pats lavkininkas. Bet aš nežinau, ar mūsų tas pats dar ir važiuoja. Nes geras bičias buvo.
Rūkydavo. Gaila. Nerūkydavo. Gerai, kalbam toliau. Kalbam apie Eurolygą. Šiaip aš esu pasirašęs tokį teiką apie Maiką Jamesą, prisiminiau, pamiršau pasakyti, kai kalbėjom apie tai, kad jis auklėjo Masiulį, kaip jį reikėtų valdyti komandą. Maikas Jamesas man yra antras žaidėjas visame pasaulyje po Nikolos Jokičiaus, kuris taip vizualiai nenori žaisti krepšinio. Kokia yra jo kančia veidė, žinai? Gerai, kančia labiau pas Jokičių, pas Maiką Jamesą. Atrodo, kad jeigu jam pasakytų, kad rytoj tu nebežaidži krepšinio, sakytų gerai. Aš tau staigiai net sugalvojau už šitus du žaidėjus labiau krepšinio norint žaisti. Nu, nesąmonė. 100%. Nu, ir tu sutiksi. Brady Manikas. Nu, bet... Nu, kokie tavo argumentai būtų, kad jisai nori žaisti krepšinį? Žmogus sako, aš žaidžiu krepšinį, nes čia moka gerus pinigus. O kur dabar Brady Manikas yra? Jam reikia paieškoti, žinok, čia. Nes žinok, aš manau, kad tavo čia autolavkė važiuoja. Varo į druskininkus. Seniai prasidaro tą, žinai, mikriuką. Yo, man, watch one. Prašau, Puerto Rike. Ne, pernai užbaigė sezoną Puerto Rike, dabar be klubo sėdi. Dabar sėdi be klubo. Brady Manikas dabar Margaritas plaka Puerto Riko kabakė kažkaip. Žmogui 27, Wikipedia rašo, kad jis dar priklauso Puerto Riko klubui, galbūt dar sezonas neprasidėjo, bet Brady Maniko Europoje nėra. Aš manau, kad net ne kaip žaidėjas priklauso tam klubui, tiesiog priklauso jam. Nu, įdomus buvo etapas tikrai su Brady Maniku. Buvo lūkesčiai labai dideli. Atrodė, kad jau visi ten buvo šokę, Larry Birdu pradėjo vadinti Brady Maniku. Nu, bet žiūrėk, kai buvo tos vienos rungtynės, ten kai gerai užmetė, kur ten kėlė stogą, ne? Neatsimenu, ką mes. Tai Baskoniai. Ai, nu tai va. Baskoniai. Nu tai gerai, tai pats laikas ir perėti prie Baskonijos. Kodėl su Baskonija ir Žalgirio tvarkaraščiu yra visada taip, kad Baskonija atvažiuoja per Žalgirio duobę į Kauną? Kad Žalgiris atsitiestų. Bet čia bus, nu... Šiaip, jeigu taip rimtai gal kalbant, tai bijau šito mačo. Nu, nėra gerai, kad jie atvažiuoja šitą patį, noriu sakyti. Nes jie ten randomai pasigavę kelias pergalės yra. Šiaip Žalgiris nesakyčiau, kad yra duobėjai, Žalgiris tiesiog pralaimi, bet žaidžia gerai. Madride buvo geras lygis, kalbant ypatingai apie puolimą, gynybą, okei. Bet namuose dabar Žalgirio apskritai atkarpa labai svarbi, nes tu pasižiūrėk, dabar į Kauną atvažiuoja Baskonija, kitą savaitę Makabis, tada Žalgiris vyksta į Paryžių, tada vėl namų mačiai su Anadolu Efes, Partizanu ir Pavo. Tai reiškia iš artimiausių šių mačų 5 rungtynės namuose. Ir atimi Pavo iš to viso tvarkaraštio, visi kiti klubai yra tavo lygos komandos, kur tu turi pasiimti. Tai iš tų 5 mačų nelaimėjus bent 3 kartų būtų liūdesys didžiulis Kaune. Kiek laimėjai, sakei? 3? Bent 3 per tos 5 mačius. Ne, nu tu galėtum ten susitaikyti, manau, kad jeigu praloši Pavo, ne? Ne, aš išėmu Pavo iš to. Išėmė, ne, netgi. Partizanas, Anadolu, Makabis ir Baskonija namuose. Tai čia yra realiai visi klubai, kuriuos tu turi nugalėti namuose. Bet kartais Eurolygoj jau tai pasitaiko, kad tu jau tam atiduosi tą vieną tašką. Nu jo, blema, bet atvažiuoja atletiška kaip visada Baskonija su savo neaiškiais legionieriais. Tai dar visa laimė, kad nėra tokių randomų kaip Trent Forrest, ne? Pamatysime, man atrodo, sezono pasirodymą iš Marcus Howard, nes nėra kam gintis dabar, supranti? Nėra kam gintis, savaitgalį Baskonija į Bilbao krepšį per 2 kėlinius sumetė 7-1 tašką. 7-1 tašką. O Bilbao ne Margo žaidžia? Margo, nesustatė gynybos. Tai 7-1 taškas per 2 kėlinius, Lietkabelis Žalgiriui per 4 sumetė 7-7. O kiek iš viso Baskai sumetė taškų? 110, atrodo, ten ta antra pusė liūdnesnė buvo. Tik 3-9 gal sumetė. Bet šiaip gerai, kad nėra Trento Forresto, nes man jis labai primena Maledoną savo veržlumu, savo giliais įėjimais į baudos aikštelę, kaip jis provokuoja tas pražangas. Bet šiaip žiūrint į sudėties gilį, Baskonijos tą žaidimo ritmą, kur ten juos sugauti aikštelį labai sunku, labai didelis intensyvumas, daug keitimų. Tai bus nelengva tą uraganą sustabdyti, tik tais laimėjimas tas, kad jų priekinė linija praktiškai neegzistuoja, tai čia bent jau nepridarys labai daug nemalonumų, nėra nei Tavareso, nei Kabengelės, nei Milutinovo, žinai, tokio lygio, toli gražu. Jo, ir sakau, viena pavojingiausių, man atrodo, komandų Žalgiriui. Jeigu Žalgiris būtų savo ritme, nu, pavyzdžiui, taip kaip žaidė sezono pradžioje pačioje, ne, nu, tada galėtum turbūt ramesnis būti. Bet dabar vis tiek kerta per galvą traumas, visą kitą, neaišku, koks Gosas grįž. Tik tais, kad Baskai šiemet nelaimėjo išvykoje, visos 4 pergalės namuose.
Tai reikia tikėtis, kad nepasikeis niekas, nors pernai atsiminkime prie trinkierį atvarę Baską ir sulupo Žalgiriuką. Bet šiaip praeitą dieną pagalvojau, važiuoju, man atrodo, po mačo su Kubilium važiuoju mašiną ir sakau, blem, žinok, pasilgau Andrėją Trinkierį. Pasilgau, ne Kaunėje pasilgau, bet Eurolygoje pasilgau. Nu, iš esmės būtų linksma, kad jisai sugrįžtų. Taigi ten įsivaizduoji, kiek būtų šūdo pasakęs Andrėja po rungtynių Madride. Wow, čia būtų wow. First of all, congratulations to Real Madrid. We were close. We were fighting. We tried to stick together. Klasika. Kaip tu žinai, po Šilerio tas ir po Trinkierį realiai buvo susidėliojęs, bet tuo metu, kai ten Madolos užšvilpė tą pražangą polime, aš įsivaizduoju, kad Trinkis būtų savo to pilvukų įbėgęs į aikštę. O tu varydavai, kai Šileris, va dabar priminėjai šitą trenerį, tu varydavai į spaudos konferencijas, kai Šileris būdavo? Kiekvieną kartą ir visą laiką, žinai, kaip būdavo. Aš taip įsivaizduoju žurnalistus. Aš, žinai, visą laiką susirašydavau įžangą ir jo citatą, visą laiką pirmą susirašydavau, nežinodavau, kas bus pasakyta. Ne? Buvo visą laiką kontrai buvo sudėti. Kas kitavo, palaimindavo visus. Extremely important. Visą laiką būdavo. This is a very tough opponent. Atvažiuoja Asvelis, žinai. Net čia GPT tiesiog anksčiau laiko išrastas buvo Šileris Kaune. Tai man atrodo, kad, žinok, voiceoverius darydavo jo, jis net nekalbėdavo. Šiaip, tarp kitko, voiceoverį Dubajaus bičiukui, kuris interviu įma, praverstų. Supaprastintų ir darbą, ir transliacijos ilgį. Sylvain, what do you need to do? Toks. Kur netinka, apšė. Nu gerai. Ne, iš tikrųjų labai nerimauju dėl šitų rungtynių. Absoliučiai yra nepatikima. Ir žinai, Kaune labai nedaug reikia, kad tas spaudimas atsirastų. Va dabar tu turi tą atkarpėlę 3 pralaimėjimų. Bet labai neadekvatus spaudimas. Neadekvatus, tu paskaitytos komentarus, tai yra absurdas šiaip to adekvatumo Žalgirio sirgaliams, nesakau, kad masėms, bet didelė dalimi, tikrai jo nėra to adekvatumo. Čia kaip ir su bet kokia kita tema, labai maža dalis Lietuvos dergėsi tose komentaruose, bet tiesiog vien tai, Tiškevičius yra šitą pasakęs, vien dėl to, kaip garsiai jie, žinai, spjaudosi, tai šūdais, atrodo, kad jų yra labai daug, žinai. Bet iš tikrųjų, masė, absoliuti masė Žalgirio fanų yra sveiko proto, adekvatus, norėjau sakyti, kaip aš ir tu, bet netinka. Ir jie gyvenime nedarytų tokių nesąmonių, žinai, o ten, ta prasme, ten vadint kažkokiu atsilupeliu trenerių. Ir tu realiai pasižiūri, jau čia visi kažkokią dobelę mato, bet tu logiškai žiūrint, tu pralaimi 3 kartus iš eilės, bet tu pralaimi Eurolygos favoritai prie Olimpiakos išvykoje. Dubajų random. Tada tu ten su tokiom aplinkybėm dieną mažiau poilsio nuvarai į Dubajų, ten atsikali, kur dar niekas nelaimėjo, prieš Dubajų. Ir prieš Realą pralaimi paskutinę sekundę. Išvykoj. Tai čia dobelė, negali vadinti dobelę niekaip. Niekaip, tikrai, žinok, sutinku, tai bus dabar puikiai proga šiaip grįžti pergalių kelią. Eurolygos turo MVP Maledonas. What? Bet šiaip yra įspūdinga, kaip jisai sugeba provokuoti pražangas. Taip, šiaip rimtas vyčias. Pernai jisai sumetė virš 200 baudų reguliariame sezone, tai yra visų laikų Eurolygos rekordas. Asvelija. Tai dabar jisai realiai tampa to pagrindiniu veidu, kas man buvo, kai pasirašęs, jau kad turbūt vienas geriausių tarp sezonio ėjimų, kai pradėjo žaisti, atrodė, kad pradeda netikti, bet dabar jie tuos vaidmenis pradeda išsiryškinti ir Maledonas vienas pagrindinių žmonių. Gerai, ponas dėdė Jonai, prieš einant prie mūsų spėlionių reikalų, kur ten tikrai nuotaikos tik geros, Kalėdoms, Jonai, kas numatyta Kalėdoms? Vis dėlto, aš dėl to, kad šiandien prisnigo, žinok. Kalėdų senio kostiumą išsinuomot, žodžiu. Ar ne? Pirmą kartą savo gyvenime. Užtuką atvažiuočiau, apsirengęs. Tu? Geras būtum Kalėdų senis. Atvaryčiau užtuką, štuką plus dovanos iš jūsų pusės. Ir plus kuras. Mačiau, kiek eurų yra išsinuomot tą kostiumą, tai išsinuomos ant savęs, už kiek prasisuksiu. Arba Benediktas Petkus 70 eurų. Bet be kostiumo. Be su savo tą kasą susirišęs ateis. Bet šiaip, Petkus mielai sutiktų Kalėdas jūsų namuose 70 eurų. Jisai sumoka. Ne, čia Petkui sumoka. 70 eurų plus jūsų vaišės, jūsų dovanas. Prabangiai. Fainai, žinok, Petkus gera kompanija būtų. Ne, žinok, aš pašancais šitą pasimsiu ancais, pataupysiu, žinai, šitoje vietoje. O ko mažojo Lekšo širdelė norėtų dovanų šiemet? Nesunaus tavo paties. Mano? Ja. Sveikatos.
30 metų. Sveikatos, 30 kapsi gaudo, žinai, tas, man visi atsiunčia, yra memsas, kur bėga 96 metai ir tave gaudo 30, žinai, tai va, dar bėgu, bet liko 1,5 mėnesio. Nuo atratsoko. Nesvarbu, kad tie metų pasikeitė tavo gyvenimas, išvažiavai į Ameriką vis dėlto 30 metų, tai viskas daug geriau. Tik į viršų, aš irgi taip galvoju, žinok, pozityviai žiūri tą naujų metų pradžią. Apart kūno ženklų, viskas daug geriau. Man tie kūno ženklai nuo 20 prasidėjo, tai man čia negrėsia. Man negrėsia. Aš jaučiu, kad man yra išvarža, bet dar neįsiu pas gydytoją. Aš ant ibupromo gyvas. Aš su Mikaičiu pasikalbėsiu. Vakar ryte gaudžiau sūnų, labai anksti ryteisiai, ten kažkaip krito toks staigus judesys į apačią ir nugarą jaučiu cakt. Vaiką pagavau, bet nugaryti reikia ibupromo. Reikėjo negaudyti. Paleist reikėjo. Nes... Čia tikrai būtų mažiau skaudėję negu man tai dabar. Aš dabar kenčiu visą parą. Taigi vaikai, kol yra maži, jie minkštesni yra, jiems ten tiek ir... Pažiūrėk, kokia minkšta ten ta oda. Man pasakojo, kiek vaikas turi kartų nukris, kad jis normaliai pradėtų vaikščioti, bet dabar neatsimenu 1000 kartų. Tai dar trūksta, jo. Neskaičiuoju nuo pirmo gailą paleidau. Nu gerai, lekščiai, pradedam nuo spėlionės. Tarp kitko, labai džiugios naujienas po savaitgalio. Po praėjusios savaitės rezultatas pas mus yra lygus. Jeigu ne random Anadolų pergalė, būčiau turbūt nekokioj dabar nuotaikoj. Vėl lygų turbūt būtų. Bet dabar pridėjus fantasy 20 taškų, nes lekščiai tiesiog pažeminau fantasy pasirinkimuose. Aš pirmauju 20 taškų. Va šitas man nepatiko. Faktas, aš labai gerai praeitą savaitę spėliau, nes tiek Žalgiris turėjo laimėti, tiek ir Barcelona, tai tu ant randamų išplaukiai kažkaip, bet tas fantasy kažkiek pakišo man pagalius, bet tu manęs nepaklausai, kodėl aš šiandien taip juodai apsirengęs, tai aš tau galiu atsakyti. Pats paklausiu. Blema, čia Tyškai gal plačiau pakomentuotų. Ar ne? Dėl ko? Čia Jonas Vainauskas galėtų pakomentuoti. Okay, nu. Atvažiavau į tavo laidotuvės. Šitam turė aš tai sutaškysiu. Gerai, o aš tiesiog esu apsirengęs įprastai, nes aš švenčiu pergalę. Važiuojam. Gerai, pradėsim nuo spėlionės, ne? 5 mačiukai ir pradedam iš karto nuo Dubajaus ir Paryžiaus. Čia bus daug taškų. Ne, pradėsim nuo HPL ir... Nuo Dubajaus ir Paryžiaus pradėsim. Šitą irgi reikia prognozuoti? Imam. Rimtai reikia? Imam. Dubajus ir Paryžius. Aš manau, kad čia įsiskirs mūsų... Davai, žiūrėk, 9-4-90. Dubajus. Ble, tai visiškai nieks neišsiskiria. Aš 9-3-90. Dubajus. Be beikono. Jūs atkreipkite dėmesį, galite atsisukti praėjusias rungtynės, jūs pasižiūrėkit. Aš atsimenu, mūsų klasė išvežė į ekskursiją į Šiaulius ir į kažkokį muziejų. Ir ten mus pasitiko Karūno saldainių buvo. Nebežino hebra, kaip elgtis. Ta prasme, ką daryti. Tai va, taip gyvena Dubajus, kai nėra beikono. Nebežino, kam imt, kam. Bet žinai, čia yra įdomus momentas. Beikonas iškrito, skelbiama apie nykščio lūžį, taip? Taip. Jokių rungtynių nebuvo. Tai buvo po Žalgirio mačo su Dubajum. Ten mes kažko nematėme. Tai tu kaip pasai, kad Kabengelė išjungs beikoną, nemanai, kad buvo atvirkštinis variantas, kad beikonas pabandė Kabengelės galvą ir nykštys lūžo. Aš iš tikrųjų norėčiau laimėti kažkokį konkursą, kur praleidžiu savaitę su Dubajaus ekipa. Blema, čia tas filmas toksai geras užsuktų, serialą galėtum sukurti. Žiauriai būtų įdomu. Ir turėtų varyti Rolandas Skaisgirys. Man atrodo, kad, pavyzdžiui, beikono spintelė rūbiniai tiesiog supista gabalais yra jau. Kaip sakė dabar, Redišo ieško Šiauliuose, nes kėdų susirinka, tai beikonas kažkas tokio, ne? Nu gerai, apie Redišą gal palauksim oficialesnių žinių, ne? Nu gerai, tai tada HPL'is prieš Madrido Realą. HPL'is laimė 9-2-8-7. 9-4-90 sunkia pergalė švenčia HPL'is, aš irgi žinau. Labai panašu ir kol kas tavo laidotuvės negrėsia. Panathinaikos Partizan. Pava 9-1-8-2. 9-4-80. Blema, išvengsi laidotuvį dar. Turėsiu ir kitą kartą juodai ateiti apsirengęs. Gerai, tada mes einam prie Zvezda Olimpiakos. Va čia tikrai įsiskirs. Zvezda laimė 8-7-8-3. Ačiū Dievui, Oi, kaip bereikalo būsi apsirengęs juodai. 83-92. Baigiam. Klausyk, aš labai gerbiu prie Olimpiakosą. Bet Zvezda reikia irgi gerbti šį sezoną. Gerb, jo, toliau, vatatu. Tai jau šitai prasideda, ne? Šitaip, ne? Žinai. Nekiltų ranka, kaip sako. Praeitą turą sakiau, kad laimė.
Nu gerai, aš manau, kad žinau, kad laimės Olympiakosas. Čia bus mano plus 20. Tada Monako Anadolu Efes. Monakas laimė 8-9, 8-4. Aš biškai užtikrinčiau, kažkaip matau Monako pergalę 9-4, 8-6. Irgi labai neaišku, ką ten daro. Anadol dabar dar be Larkino gyvena. Tai gali reikšti, kas tik tai nori. Visiems rankos yra atrišta. Kordinė, Lloydas, Veileris Babas. Visi važiuoja. Ir Osmani, man koks žvėris Osmani yra. Bliama, geras žaidėjas, tikrai. Tikrai geras žaidėjas. Tokių, kurių dabar labai trūksta Eurolygų 4-5 numeriai. Ir šiaip turkas, kuris kažką duoda, žinai, nes šiaip jau kokie randam turkai žaidėjai yra Eurolygai, bet čia Osmano turbūt. Džedė Osmanas, Jurcevenas dar gali pritraukti, bet ką veikia Sertacas Šanly, tai žada Kauno Reunion siūst kontrakto pasiūlymą, nes Birbis eis į pensiją, tai Šanly gal pakeis. Birbalas nebežais krepšinio? Nu, dar juda, bet nu, neilgamžis vis dėlto. Taip, vis dėlto 70 Irmantai. Nu va, tiek žinių. Ir perinam prie deserto, ne? Prie deserto. Pasikeitė žaidėjai mūsų. Žalgiris Baskonė. Ai, Žalgiris Baskonė, taip. 9-2-80, Žalgiris. Tai čia tu labai drąsią pergalę duodi. Tai bijai, bet ramiai, ne? Manau, kad ką, bet šituos obolius prieš spaudimą galim nugalėti. Aš manau, kad Žalgiris praleis nemažai taškų, bet iškovos pergalę 9-8-4 ir Kaunas vėl banguos ir aš labai tikiuosi, kad ta 5 rungtynių atkarpa bus super sėkminga, Žalgiris grįš į pirmą vietą. Aš nuoširdžiai atsidariau sąrašą žaidėjų. Juoką kelią. Bet aš pirmas renkuosi šiandien. Gerai, prašau jo. Jūs matote, ne, iš kokio mes kontingento galim rinktis. Prašau. Gražiai pasakius, tai aš renkuosi centrą, kurį reikia užpildyti ir mano pirmas pasirinkimas yra Kenetas Faridas. Ačiū Dievui, aš pasiemu Donce Oturų. Gerai, Oturų be šansų bus. Oturų prieš Tavarėsą bus pizė. Oi, labai gerai. Donce Oturų ir mano dar vienas. Eik, nafik, čia kaip blogai. Ko šitas? Nu, važiuojam. Palauk. Gerai, tai aš ramiu veidu. Pizė, čia tiesiog. Nu, 3. Palauk. 2. Aš imu... 1. Ką šitas? Sprendimas, priimk. Aš imu... Nu, neapsišyk, davai imu. Nu, palauk. Trina, gausi man. Čia Gerai, minus 20 taškų. yra Tamiras Blatas? Taigi parašyta pačioj. Kur? Nu, tai kad uždengia. Tamira Blatą aš imu. Čia žiauri, kai ekipa bus sukomplektuota. Gerai, aš imu Spencer Dinvidį už 5. Pasim. 9 ir aš imu visų patikrintą Aizeką Bongą. Norėjau šitą. Labai geras pirkinys. Gerai, aš pasiemu Tomą Volkupą už 2. Už 1 mūsų tarpgalaktinė ekipa kviečiasi. Jie pat, nežinau. Ne, nu čia labai prastai. Čia labai, ta prasme, už 1 pasirinkimai yra labai padirbėta iš kūrybinės grupės. Nu ką, žinau, tai Pokuševski tiek to. Nu, jeigu mes jau Pokuševski renkamės, tai jūs turite suprasti mūsų situaciją. Gerai, ir mano 2 žaidėjai, ne? Ir tau liko 1 pasirinkti. Prašau, jo. Aš imu Jantunenas pradėjo klibėti po truputį. Įsimečiau startą. Ir pasiemu... Tebūnė Deividų Sirvidžių, patikėkime. Nu, vas galvojau, žinok, ar Pokuševskį, ar Sirvidį klibint, bet... 15 pinigų mano išleista, 5 žaidėjų, iš visų po 1 pasiėmiau. Tai aš irgi užbaigiu pasirinkdamas paskutinę, aš iš 4 kategorijos neturiu kažką. Aš imu Montero. Fair enough. Ir sudraskau Lekšą. Ne, nu šią savaitę aš jau tikrai laimėsiu. Net nebejoju tuo. Galbūt kažką iš Anapilin iškeliausių žaidėjų dar buvo galima įmest, bet nieko su Pokuševskiu mes stiprus. Mes dar dainuosim. Nu tai viskas, turbūt, kad reikia palinkėti visiems geros Eurolygos. Gero rinktinių lango. Gero rinktinių lango, gal net komentaruose parašykit, kaip jūs žiūrit į šitas 2 Lietuvos rinktinės rungtynės, kur stebėsite ir gal kokį rezultatą spėkite su Lietuva-Italija. Vargšiai, kaip Macija jaudinas prieš šitą. Rezultatą Lietuva-Italija. Ir tu spėk. Aš... Sužinosim kitą savaitę. 8-8,
7-8 Lietuva laimi. Kada galvoji sužinoti rezultatą, nes žaidžia tai sekmadienį. Tai pirmadienį laidoj sužinosim, kaip baigėsi, ne? Vis tiek nežiūrėsiu, tikrai Tai faktas. 100%. Kokie tavo paspėliojimai? Lietuva, Britanija, Jonai, prašau. Bliam, žinai, kaip ten atrodys, kiek bus Londono lietuvių atėję palaikyti. Ten mes šeimininkausim. 9-2-8-3. Gerai. Tai... Ir kokią pabaigai dainą šią savaitę, kokią pasiūlytum kaip radio laidų vedėjas paklausyti žmonėms iki kitos savaitės? Taip, aš labai noriu visiems parekomenduoti paklausyti Sia kūrinį, Snowman vadinasi. Naujas čia? Nėra naujas, čia kokių 5 metų gal senumo. Šiai man bus naujas. Tau bus naujas, tikrai labai graži tokia šventinė daina. Nėra tokia labai kalėdinė, biški dar depresuchos tokios. Pasiklausykit Sia Snowman. O kas dabar lietuviško trendina? Man vis dar, jeigu žinai, kad... Ties to ir likimo, ne? Ne, dabar aš labai užsikabliavęs esu ant Adomo Višniausko plaukių laivų. Bet aš žinau, kad manęs... Va čia aš įsivaizduoju, va čia bus Tiškevičiaus pirties muzika. Užskaitau. Labai Užskaitau bus to gerai. pasirinkimus. Gal tu kažką ir gaudais iš tikrųjų. Aš labai gaudau, žinok, visur. Tikrai, tai gero visiems turo, prenumeruojam kanalą, rašom komentarus. Galit iš tikrųjų parašyti komentare, ką jūs nuoširdžiai manot apie Joną Lekšą. Gal aš truputį perspaudžiu su juo kartais. Jo, iš tikrųjų, tu Pauliubiškai gal apsiramink. Taip, viskas. Tai Tu buvai nulinčiuotas praeitą kartą po žodžio apie Vaidą Čeponį, tai tu truputį nusiramink. Nieko neatsiimu. Visiems gero rinktinių lango. Važiuojam. Viso.